Sveiki žmonės, kaip laikotės, kaip gyvenat. Apie Putiną ir Takerį interviu norėjau pašnekėti, biški laukiu, kol nurims viskas. Nes čia pačioj pradžiai tiesiog, labai jau visko daug vyka, daug viskas, daug visi norėjo pasisakyti, tai aš norėjau taip pasižiūrėti. Ką jūs čia? Ir nelysiu į turinį interviu, patys galit nueiti ir pasiklausyti, bet turit klausytis kaip, kaip ir bet ką tikriausiai, ne? Kai tu žmogų nori išgirsti, kaip tu draugą nori išgirsti, kaip tu apskritai nori blaivę nuomonę susidaryti apie ką nors, tu turi neturėti išankstinių lūkesčių, neturėti kažkokių nusistatymų, tiesiog atsisėsti ir klausyti. Nei ar čia propaganda, nei ar čia ten dar kažkas, nei ar čia dar kažkas ar dar kažkas. Tai sakau, tiesiog atsisėsti ir paklausyti. Ir po šitą interviu aš manau, kad daugelio pasaulio žmonių nuomonė labai pasikeis apie patį Putiną ir apie Rusiją, ne? Nuo ko norėčiau pradėti? Pirmiausiai, tai norėčiau pradėti nuo lietuviui opios temos, ne? Ar ta Rusija puls? A čia bus karas, kas čia bus? Ir tam interviu Putinas pasakė, kad visiškai jam nėra neįdomios Baltijos šalis, neturi ten interesų. Ir taip visiškai taip nurašė, taip nebesvaikit. Ir įdomu, ką mūsų chebra, ką mūsų žmonės, kaip jūs reaguojate, ne? Mūsų žiniasklaida kiekvieną dieną vara, kad Rusija puol jau tuoj. Ir staigiai išeina interviu tarp nepriklausomo tokio žurnalisto Takerio, ne? Ir Putin sako, kad čia visai nedomina manęs. Tai nežinau, propaganda, ne propaganda, kaip jūs čia vertinat. Man tai atrodo, logiška. Jisai šneka apie trečią pasaulinį karą ir sako, kad kokią blaivą mąstymo žmogus norėtų trečią pasaulinę karą? Koks blaivus žmogus norėtų trečią pasaulinę karą? Čia į susinaikinimą mes visiškai tada nueitume, suprantat? Ir jūs čia man sakysit, Putinas nėra blaivę mąstymą, ne? Gerai, tada pasižiūrim, kokią mąstymą yra Bidens. Yra, grandai, ne? Pasaulio grandai yra Kinija, yra Indija, yra Rusija, yra Amerika. Ir pasižiūrim Amerikos prezidentą dabar. Kaip manot, jis tą 2 valandų interviu jisai sugebėtų atlaikyti, kai jam labai sunkiai sekas ir vaikščioti ir sakinį sureksti, bet labai kvep vaikai jam. Įdomu, kaip jisai. Putinas atėjo, pusę valandos davė istorijos, atnešė aplanką kažkokią tai dokumentų padavė. Bandė iš anksčiau supažindinti situaciją tarp Ukrainos ir Rusijos. Ir aš matau, kaip ta visa vakarų, ta medija, vakarų tas iliuzijų pasaulė, kurims per Hollywoodą ir per serialus ir per visokius tai mind control priemonės, ne? Kaip visiems mum, lietuviam, lygiai tas pats, ne? Ir Ukrainai, ir lietuviam, ir daugam padarė labai didelę įtaką. Labai įtaką, nes tarsi nupiešė tą tokį blizgučių pasaulį, Ferrari, Lamborghini, verslininkų, rojų tokie, žinot, daug pinigų, laisva rinka, bele ką čia gali daryti. Belia kaip keliauti, gali būti kom nori, čia į tą pačią temą įeina, ne? Nesvarbu, kad gimėjai vyras, bet tu gali būti ir moteris, seniukai. Ir mes tave paskatinsime, džiaugsimės už tave, kad tu tik tais būtų moteris. Čia viskas vakarų tas pakets, ne? Ir daug žmonių užšoka ant to grėblė, bėga nuo vilko, užšoka ant meškos, kaip sakant.
aš visų pirma iš karto noriu pasakyti, kad aš nesu nei už jokius lyderius. Aš esu už žmogų. Už tave, už save ir viskas. Ir aš niekam kenkti nenoriu, ne? Ir tikrai aš sakau, nesu už kostiumuotus politikus. Nesu net ir už žurnalistus. Aš tiesiog žiūriu be jokių. Tiesiog žiūriu. Aha, Aš matau, kad didelę įtaką daro šitie žmonės pasauliui. Šis interviu bus labai galingas. Ir matau, kaip tai paveiks žmonės. Ir tada atsiverčiu komentarus, ne? Tiek po Twitterio, ne? Tiek po pačiu YouTube'ės video. YouTube'ės video, kuriame dabar yra šiuo momentu 11,1 milijoną peržiūrų. Žmonės komentaruose rašo, kad ryte buvo daug daugiau, kad YouTube kontroliuoja tas peržiūras. Kam tą daryti? Jeigu komentaruose žmonės rašo, kad čia buvo 15 milijonų peržiūrų, dabar tik 11. Vienas mačiau rašė iš viso, kad 30 buvo, dabar tik tais 11. Jeigu rusų yra propaganda, kam reikia tada reguliuoti, taigi reguliuoti peržiūrų skaičių irgi yra propaganda. Ar čia tie žmonės propagandos dalis yra, kurie sako, kad per daug tų peržiūrų, tiksliau per mažai tų peržiūrų. Twitteris, Elon Musk, 175 milijonai peržiūrų. Čia per kelias dienas, įsivaizduojat, pasaulyje didžiulė įtaka. Tai daro ir lietuviai, jie gali atsipūst biškį. Kaip ir nepuls, kaip ir sako, kad nepuls. Aš nežinau, aišku, bet aš tai žinau, kad nelabai tikiu. Kas čia labiausiai norėtų, kad čia susiskersto, tai čia JAV. Čia visada buvo JAV. Čia visą laiką bus JAV. Čia visą laiką yra vakarų. Tas toksai velnio šaltinis. Ego world šaltinis. Satana. LA. Washington. Čia yra iš jų. Ten yra jų tas, ten jų yra. Tie visi. Aš nieko nesakau, vis tiek Rusija irgi dalyvauja ir tame, kad pasaulis, kad čia kosmose esam, kad čia apie tai, bet aš matau, kad pas juos nebeleidžia GMO. Aš matau, kad jos išmeta jie iš savęs LGBT tą visą nesąmonę. Aš matau, kad jie atidariniai Tartariją, ten Tartarijos kažkokie susitikimai ir tos senosios istorijos ir senųjų pastatų kažkokie tai jau vyksta, tema keliama yra. Aš matau, kad jie komunikuoja ir draugauja su pasauliu. Jiem visiškai nėra skaudu, kad, pavyzdžiui, Kinija yra labai stipri ekonomikos šalis. Kaip JAV labai skauda, jinai negali pakeisti. Kad jinai nėra, ten Takeris daug kartų užsiminė apie Kiniją ir iš tos pusės užsiminė, kad, ar jūs nebijot, kad ten Kinija kažką. Ne, sako, mes bendradarbiaujam. Ir mes norim bendradarbiauti su visų pasauliu, bet, sako, mes atstumta. Sako, kad visom tom Baltijos šalim yra kiekvieną dieną pasakojama, kaip ten puls, jau rytoj puls, taip ir laukia mane. Tiesiog daug tokių dalykų įdomių. Kaip jūs mąstot? Aš tai tiesiog pasižiūrėjau ir supratau, kad dabar pasaulis dar labiau apsivers, kad Putiną vards pakils daug aukščiau, kad dabar Rusija bus, susigrąžins savo vardą. Aš taip manau. Nutraukiu ir darau antrą dalį. Ir tai ta Rusija susigrąžins savo vardą. Aš matau, kaip dabar komentaruose, kaip visur žmonės, jeigu žmonės rašo, kad atėjau į interviu ir nemaniau, kad užėjus į interviu, aš išeisiu iš to interviu galvodams, kad Putinas sako tiesą, o mano valdžia viską meluoja.
stipriai čia kalė ir sakau, ir čia toliau vykst. Ir čia nuaidės per visą pasaulį, man juokinga, tai kaip Hillary Clinton išvardino Tuckerį idiotu. Apskritai visi pykst, kad Putinui iš vis davė pasisakyti. Bet jeigu mes laisvi esam, laisvam pasaulyje, tam, kuriam galim sakyti savo įsitikinimus ir tai, kom tu tiki, drąsiai, aišku, nekenkiant kitam, tu turi nekenkti kitam, ne? Bet, kaip jūs galvojat? Manau, kad turi visi teisę būti išgirsti ir pasisakyti. Ir va Tuckeris, jisai suteikė platformą Putinui. Man čia vis tiek, suprantat, aukštesniam lygiai vis tiek čia žaidims yra toksai, bet aš tik tai matau, kaip tai paveiks mūsų visuomenę ir aš matau, kad mus paveiks į gerą pusę. Į pozityvę pusę paveiks pasaulį šis interviu. Dabar Amerika, jinai dabar visai provokuos, visai dar labiau norės, kad ta Rusija, dar labiau jinai čia pultų, čia jinai darytų, čia jinai jau mačiau, kad CIA paskelbė jau, kad rusai dabar ruošias vėl kažkokiam tai smūgiui. Žinokit iš istorijos, jeigu Amerika paskelbė, kad kažkas tai ruošias kažkokiam tai smūgiui, tai žinokit, čia jinai ir ruošias tam smūgiui. Čia mano nuomonė. Tikiuosi niekam nepakenkė, tikiuosi niekam neiškrita širdis. Aš taip manau ir viskas. Tai va. Putiną ir Tuckerio Carlsono interviu. Dar vienas dalyks, nežinau ar minėjau, apie tos nacizmus, nacijas, ne? Ir labai fainas buvo apie Nord Baltic, tą susprogdinimą, ne? Ir kai tiesiog saka, kas susprogdina tą Baltijos jūrai? Saka, jūs patys. Tada aš išjungiu šiandien Trumpą interviu ir Trump saka, aš nenoriu pakišti savo šalies. Saka, kaip manot, kas susprogdina ten tą? Saka, aš noriu patylėti, saka, aš nenoriu pakišti savo šalies ir jinai taip giliai duobėje yra, tai dar aš čia pasakysiu, kas čia susprogdina. Žmonės, blaivykitės iš tos, supraskim, kas yra nacijai, kas yra fašistai, labai apie tai pašnekėjo Putins. Ir kas buvo Antram pasauliniam kare, kaip tokius žmonės, ne, kažkas tai sugebėjo įtikinti vokiečius, kad yra gerai įkišti žydus į koncentracijos stovyklas ir visus nunuodyti dujom. Kažkas įtikina. Dabar kažkas bando mumis įtikinti, kad Rusija yra kažkas tai. Rusija pati tai nesaka, kad Amerika. Ir apskritai, visą interviu žiūrint, ne, turint omeny, kiek pasaulis stumia to Putiną, Putins iš vis nie apie nieką, nei vieną blogą žodžią nepasakė. Paklaust apie Bideną, jisai tiesiog sako, jūs pašnekėkit su Bidenu geriau apie visus tos klausimus, ką jūs čia manęs klausėte, ne, apie mūsų ryšį, jūs pašnekėkit su savo prezidentu. Ir iš tikrųjų jisai išlaikė tokį, man taip, toks diplomats, aukštą lygį diplomats, labai intelektualus, puikiai sekantis mintį, puikiai matantis, mokantis atsakyti, ne, mokantis atsakyti taip, kiek reikia ir kiek nereikia, ne. Bet čia normalu, čia politiks, čia aukštą lygį, vienos iš kiečiausių valstybių politiks, aukščiausia kalba, prezidentas Putinas. Tai čia normalu, jis turi būti kietas. Bet kas kiets yra Bidens, čia yra kitas klausimas. Kas Trudeau, Merkel visokias ten tos, kas tenais. Kanados, irgi apie Kanadą, kaip, suprantat, buvo atvejis, kada esesininkui, fašistui, visą Kanados delegaciją atsistojus plojo.
kas vyksta, ne? Ir yra šnekama apie tai, kad, tarkim, ne prieš 80 metų buvo tas visas genocidas ir visas tas holokaustas ir viskas. Ir ta keli sako, o kam reikia, čia taip prieš 80 metų buvo, kaip tai susiję su dabartim. Ir būtent labai gerai jam atsaka, kad sako, jūs manot, kad sako, per 80 metų, sako, tie žmonės tai gyvi dar yra. Ir jų vaikai gyvi yra. Ir jūs manot, kad ta idėja, nacijos ta idėja, kad mano nacija yra geriausia ir visas kitas turi žūti ir visas kitas reikia sunaikinti. Va šitą idėją, jinai jau viskas, jinai jau nebeegzistuoja. Suprantat, mums reikia pradėti mąstyti. Mums reikia pradėti mąstyti, kad vat, galbūt yra variantų, galbūt yra įmanoma tai, kad idėjas egzistavusios Antrojo pasaulinio karo metu, jos niekur nedinga. Galbūt tie žmonės, kurie vieni susilaukė teismų, kalėjimų, už per karą padarytus nusikaltimus, o kiti nesusilaukė. Kiti pabėga, kiti išėję. Tarkim, išskrido į Ameriką ir sukūrė NASA. Buvo toksai, yra toksai, žinokit, žmogus, jūs patys pasitikrinkit. Jis buvo fašistas. Ir tada ir tas fašistas įkūrė NASA. Ir visa ta propagandos Disnėjaus, NASOS, va čia yra propaganda. Va čia yra propaganda. Va čia yra, nežinau kokią lygę propaganda. Jinai, aišku, ta propaganda, Rusija irgi dalyvauja, kas liečia kosmosą. Čia mano nuomonė, sakau, neįsižeidkit, ašgi niekam nekenkiu. Čia sėdėdams prie šitą ekraną ir pasakydams tai, kuo aš tikiu, ašgi čia nekenkiu čia jau. Aš ieškau bendrumą. Aš ieškau, kas mąsta panašiai. Tai pamastykim kartą, Gal aš ir neteisus, tai sėskim, padiskutuokim. Bet neįmanoma diskutuoti su žmonėm, kurie kilm ir jie nediskutuoti, jie ateina įžeisti tave, ir tas įžeidims, suprantat, aš manau, kad žemė plokščia, tai tu debils esi. Ir kas? Man neįdomu, tai pasakyk, kad nors, kad ne. Pasakyk, kad nors. Ir nieko negali pasakyti, tai įžeisti. Tai jau nebeveikti, įžeidimai jau nebeįdomu. Suprantate, tiesiog visur čia dar yra šou, bet, sakau, tas šou dar reguliuoja, dar mes nesam tiek atsiskyrę, kad mums televizija nebedarytų įtakos, kad interviu tokie nebedarytų įtakos. Mums daro. Ir aš stebiu dalykus, kurie mums daro. Ir taip aš matau foną bendrą. Ir taip aš sprendžiu, kaip man funkcionuoti šitoj visuomeniai. Apie ką man kalbėti. Kokios pagalbos žmonėm reikia. Su kokiom problemom jie susiduria. Suprantat? Nes aš žiūriu, kas influencint, kaip influencint, pozityviai ir neigiamai. Ir pagal tai sprendžiu, kokia man yra dalia. Ir ką aš turiu daryti. Suprantat? Tai va, galim čia šnekėti, žinokit. Bet pasimatysim kitam video.